Gal ir neberandu. Man į kamerą į tave. 3, 5, 8. Aš esu Tomas Londžadas. Mano vardas Tomas Marcinkevičius. Ieva Elvyra Kazakevičiūtė. Mano vardas Edgaras Savickas. Esu Živilė Karevaitė. Esu Lėkštė LT bendrai kūrėjas ir direktorius. Dirbu žurnale Panelė, Delfi redakcijoje. Dirbu projektų vadovo įmonėje CSC. Aš dirbu aktualijų žurnalistų naujienų portale Delfi. Dirbu didžiausios Baltijos šalių prodiuserinės TV kompanijos atstovas spaudai ir užsieniui. Praėjusiais metais dalyvau 3-oje Europos verslo reporterio stovykloje. Tai buvo jau nebe pirmieji mano žurnalistiniai mokymai, bet iš tiesų patys profesionaliausi, kūrybingiausi ir turbūt profesionaliausi, kuriuose yra man tekę dalyvauti. Kiek atsimenu, buvo labai įdomi patirtis, buvo geri lektoriai. Kokio lygio buvo dalyviai atrinkti, kiek daug vienas iš kito išmokom. Supratimą pagaliau, kaip iš tiesų dirba tikras geras reporteris, ne tas, kuris tiesiog aprašo, kas įvyko ir paklausia gal vieno kalbėtojo, ką jūs apie tai manote, bet kuris suvokia didesnį paveikslą, suvokia, kas vyksta, suvokia šaltinius, suvokia priežastingumą dalykų. Papasakojo tokius dalykus, kurie grinai yra naudingi dirbant jų žurnalistinį darbą. Europos verslo reporterio stovyklą prisimenu labai šiltai. Buvo labai smagu, ypač dėl kolegų, dėl žmonių, kurie ten susirinko. Labai naudingi kontaktai, labai, sakyčiau, intelektualūs, protingi ir aplinka, kuris stimuliuoja plėsti horizontus. Visus, kurie domisi žurnalistika ir kurie ateityje planuoja dirbti žurnalistinį darbą, visus labai kviečiu dalyvauti, pildyti anketas, parodyti savo motivaciją ir galimybes ir pasisemti iš tikrųjų patirties, kuriuose gausite ne visur, nes labai profesionalūs dėstytojai iš tiesų žmonės, kurie ne tik dėsto, bet ir dirba praktiškai žurnalistinį darbą, duos labai vertingų patarimų ir klaidų, iš kurių turėtumėt pasimokyti, kad nekartotumėt savųjų. Tai visus labai kviečiu prisijungti, pildykite anketas ir susitiksime jau 4-oje Europos verslo reporterio stovykloje.